Eidamas Kauno gatve, amerikietis Bilas pastebėjo žavę merginą, jis jau užkalbino ir štai jie jau 6 metus kartu. Pasitikite Ireną ir Bilą. Bilai, kaip lietuviškai kalbėsimės, ar angliškai? Geriau angliškai, mažai lietuviškai. Supratau. Supratau. Puikiai, puikiai. Ačiū. Vadinasi, kalbėkim lietuviškai, nes Lietuvoje žmonės vis dar įpratę kalbėtis lietuviškai. Jie geriau taip supranta tiesiog. Kokia ta istorija jūsų? Kauno gatve, amerikietis Bilas, žavi mergina, kaip viskas vyko? Nu tai kaip, aš buvau su draugė, vaikščiau po Laisvės alėją ir buvo jis kai kuriais vaikinais savo draugais ir jie mūsų užkalbino tiesiog gatvėje. Tai aš mokėjau angliškai šnekėti ir pašnekėjom. Tai jie mumis pakvietė į savo vakarėlį, kuriuo mes artimiau susipažinom. Bilai, būtent Irena. Irena labai simpatikas ir gražus. Bilai, kodėl Lietuvoje? Iš kur Lietuvoje? Kaune. Kaip atsiradai Lietuvoje? Pirma, aš buvau studentas Vytautas Magnus. Aš darėjau vieną programas politikos sciences vieną metą. Politiniais mokslais kažkokiais turėjai reikalų, taip? Ir kaip tau lietuvaitės pasirodė atvažiavus į Lietuvą? Tu iš kur pats esi? Konkrečiai iš Amerikos. Amerika didelė. Aš iš Detroito. Iš Detroito? Supratau. Ir Detroite. Kokios tos merginos Detroite? Normaliai. Normaliai. Ar yra kokie nors skirtumai tarp lietuvaičių ir Detroito merginų? Simpatiškesnė čia. Kodėl? Nežinau. Puikus atsakymas. Ir, na gerai, ar lengva pasiryžti iš tiesų? Tau 17 metų, jūs bendravote. Irena, ar tu lengvai pasiryžai rimtiems santykiams, užsienietis? Nu kaip, iš pat pradžių ne, nes visos draugės mane, kaip sakoma, perspėjo. Dėl ko? Sakė, kad užsieniečiai, mane visi geri žmonės yra. Bet aš taip pasitikėjau jo, kad mes nusprendėm kartu gyventi. Bet mano tėvai labai ilgą laiką nežinojo. Kodėl nesakei? Nu, pirmas dalykas, aš nesakiau, kad jie nesutiktų dėl to, kad tarp mūsų yra skirtumas tarp metų. Amžiaus skirtumas yra? Jo, amžiaus skirtumas. Koks jis tarp kitko yra? 12 metų. 12 metų? Taip. Netoks jau didelis? Tai aišku, nedidelis, bet... Bet tuo laiku tau buvo baisu? Jo, buvo baisu. Bilai, bijojai važiuoti pas Irenos tėvus? Ne. Viskas buvo labai gerai. Mes labai laimingus. Gerai, o kaip tu su savo tėvais supažindinai Ireną? Ir... Įdomiai supažindinai? Kaip? Irena, gal tu gali papasakoti? Gerai. Tai vieną kartą jisai nuėjom su jo į kino sceną nusipirkti maisto. Ir jisai sako... Ne, Kaune. Kaune. Ir jisai sako, kad reikia tą maistą nunešti vieniems žmonėm, kurie labai alkani ir tik šiandien atvažiavę. Jie neturi ko valgyti. Jo, ir aš nežinojau, kad čia jo yra tėvai. Tai pasirodė, kad mes nuėjom ir ten jo buvo tėvai. Ilgiais sužinojus, jog tai yra jo tėvai. Kokia tavo reakcija buvo? Nu, kaip iš pat pradžių šokas, kaip ir visi. A paskui nieko, tai po biškį. Nes aš dar nelabai gerai anglų kalbą mokiau. Tai biškį sunku buvo. Supykai ant Bilo, kad jis būtent taip tave supažindino su tėvais? Ne, nesupykau. Nesupikai? Ne. Ar yra kokių nors tokių kultūrinių, mentaliteto, religinių skirtumų? Ar yra ką derinti, kad ką būtų sunku suderinti, Bilai? Viskas. Paprasta. Ar šiandien dar pastebi, kokios lietuvaitės gražios? Ar tik Ireną matai? Daug. Daug matai. Ačiū labai.